Ledinės lemputės gali generuoti elektrą. Tam išbandyti iš Lemonos atsisiuntėm ledinę juostą ir susiklijavom tokią ledų panelę. Pamatavus panelę su kambario apšvietimu mes gaunam apie 2 voltus elektros. Bet pasinaudojant ryškesniu apšvietimu mes galime generuoti ir aukštesnę įtampą. 15 voltų. Tai nemokama elektra? Ne visai. Žiūrėk. Prie panelės prijungiam šitą kondensatorių ir jį po truputį įkrovinėjam. Bet pirmai išsiaiškinam, o kodėl visą tai veikia. Ledas yra padarytas iš 2 puslaidininkių sumuštinio. Tas sumuštinis yra vadinamas PN sandūra. Panaši PN sandūra yra naudojama ir saulės panelės. Tik gaminimo proceso metu yra optimizuojama arba šviesos generacija, arba elektros generacija. Tai mūsų ledai yra optimizuoti generuoti šviesai, bet truputį ją gali generuoti ir elektrą. Kol kalbėjom, mūsų kondensatorius įsikrovė iki beveik 2 voltų. Pažiūrėkim, kiek elektros čia prikaupėm, prijungdami labai mažą leduką. Va, viskas, išsikrovė. Tai taip, su ledais generuoti elektrą galima, bet geriau jas naudoti pagal paskirtį apšvietimui. O jeigu jums reikia gero namų apšvietimo, važiuokit į Lemona Electronics.